Just to Trade Akademija. Sveikiname, brangus prekybininkai, su mokomųjų vaizdo įrašų serija MetaTrader 5. Šiame vaizdo įraše supažindinsime su prekybos platformos sąsaja ir pirmaisiais žingsniais po jos paleidimo. Pirmas dalykas, su kuriuo mus pasitinka, yra atidaryti sąskaitą langas. Čia gali būti įvairių brokerių, tačiau turite pasirinkti savo Just to Trade tarpininkavimo sąskaitą. Mes pasirenkame ją nepriklausomai nuo to, ar tai demonstracinė ar tikroji sąskaita. Spustelėkite toliau, pasirinkite prisijungti prie esamos prekybos sąskaitos ir įveskite įmonės pateiktą vartotojo vardą ir slaptažodį. Spustelėkite baigti. Apie tai, kad mes prisijungėme, signalizuoja šie momentai: sandoris, ekspozicija, istorija, skirtukų atsiradimas ir piktograma apatinėme dešiniajame kampe. Pradėkime naršyti sąsają iš įrankių juostos. Čia yra standartinis skydėlis, kuriame galite atidaryti diagramas, pasirinkti profilį ir įrankius darbui su diagramomis. Taip pat galite pridėti arba išjungti kai kuriuos skydėlius. Norėdami tai padaryti, eikite į skyrių žiūrėti, įrankių juostą, pavyzdžiui, išjungkite skydėlį linijinės analizės ir įgalinkite laikotarpį. Patogu greitai perjungti režimus diagramoje. Toliau pereisime prie rinkos laikrodis skyriaus. Šiame skyriuje pridedame ir pašaliname įrankius, su kuriais norime dirbti. Norėdami tai padaryti, dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite sritį rinkos laikrodis ir eikite į skyrių simboliai. Arba spustelėkite įrankių juostą. Išsirinkime tuos, kurie mus domina. Mus pasitinka keli aplankai, tokie kaip Forex, prekės tauriųjų metalų ir naftos pavidalu. Indeksuoti sutartis, pavyzdžiui, DAX. Aplankas su kriptovaliutomis. Pasirinkime Bitcoin, taip pat Ethereum. Kitas. Visas aplankas akcijų rinkų, kuriuose yra Kanada, Prancūzija, Vokietija ir panašiai. Kai skyriuje yra daug įrankių, kaip, pavyzdžiui, Amerikoje, tikslinga naudoti paiešką. Galite ieškoti pagal žymeklį. Pavyzdžiui, Apple akcijų. Čia matome dvi rungtynes, CFD sutartis ir pačias akcijas. Pridedant Apple akcijų. Ir mes galime naudoti įrankio pavadinimą, pavyzdžiui, Amazon. Lygiai taip pat yra CFD sutartis, yra akcijos. Šiuo atveju galime pridėti su jumis CFD sutartį. Atitinkamame aplanke matome, kad turime CFD sutartis Amerikos, Vokietijos, kriptovaliutos, Lenkijos. Kitas. Grafika. Uždarome šiuo metu turimas diagramas ir galime atidaryti reikalingas dviem būdais. Pirmasis būdas yra per valdymo skydėlį. Tarkime, Bitcoin. Arba lange rinkos laikrodis. Paspauskite dešinįjį mums reikalingo instrumento klavišą. Diagramos langas. Kiekvienai naujai atidarytai diagramai turėsime atskirą skirtuką. Ir paskutinė dalis yra parankinė langas. Čia turime sandoris skirtuką, kuriame bus rodomi visi mūsų atviri ir atidėtai įsakymai. Skirtuką istorija, kuriame bus saugomos visos mūsų atliktos operacijos. Naujienos ir skirtukas paštas, kuriame gausite pranešimus iš šios prekybos platformos kūrėjo MetaQuotes ir iš Just to Trade. Kalendorius. Čia galite pamatyti naujienas iš tam tikrų šalių, kurios turės įtakos, pavyzdžiui, valiutų porų judėjimui. Šioje skiltyje nėra daugiau susijusių skirtukų. Tai buvo pirmasis nustatymas, o su likusiomis funkcijomis išsamiau susipažinsime kituose vaizdo įrašuose.